Sveiki atvykę į Fantastic Dogs pokalbių laidą. Šiandieną aš, Ieva Lašaitė, kalbinu Senamiesčio veterinarijos gydytoją Aurimą. Sveiki. Sveiki. Šiandien mes kalbėsime apie šuns letenas ir kaip jas prižiūrėti namuose. Jeigu jums patinka mūsų kuriamas turinys, tuomet kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą. Ar dažnai susidurėte su tokiais atvejais, kai ateina žmonės ir matote, jog neprižiūri galbūt savo augintinių letenų, tarpupirščių, ar dažnai su šiomis problemomis būtent susidurėte savo darbe? Taip, tai susidurėm darbe pakankamai dažnai, nes letenėlės tai yra, jie vaikšto šuniukai be batų, o mes su batais, apsaugoti jos tikrai nuo mechaninių pažeidimų sudėtinga, todėl gal ypatingai tai yra žiemos metu, kadangi barstomos druskos, visokie smėliai, šuniukai vaikšto po miestą, pažeidžia ten kojytės ir tai įbrėžimai, įdrėskimai, ypatingai nuo druskų ten ir sausėja ir jos negražios tampa. Tada tenka tikrai nuo baisių alergijų iki visokių žaizdų, tarpupirščiuose atsiranda, tikrai turi gyvūnai problemų. Todėl atėjus ten iš lauko, sakau, gal visų metų laikais, bet ypatingai žiemą, reikia tikrai gerai nuplauti, išdžiovinti. Paskui be abejo mes visada pėdutės patariam ir tai naudojam visokius balzamus ir kremus, kad jos būtų minkštos, taip kaip žmogui veidui naudojama, taip ir gyvūnui kojytėm, tiek ir kūnui visokio, ypatingai pėdutės atkreipti dėmesį, nes jų yra vaikščiojimo instrumentas kojos. Jeigu sausos pėdutės įskilinėjusios, sunku šuniukui vaikščioti, tada kraujuoja ir tikrai turi problemų. Supratau. Tai ar tai lyginant su kitom problemom yra dažna problema, ar ne? Gyvūnai ir taip serga visokiom lygom ir taip problemų turi tiek ausis, tiek kojytės tikrai pakankamai dažna yra. Galbūt ten gamtoje gyvenantis, ten sodybose, jie pripranta, pėdutės ten tampa gal atsparesnės, jos nebijo, taip kaip basas žmogus vaikšto, taip pat pėda pripranta, bet prižiūrėti tikrai tai nėra blogai. Jie miesto šunys tikrai galima tepti, išmaužius, išdžiovinus kojytės plaukus, pažiūrėti tarpupirštį, ar būna paraudimų, galbūt ten ir pakirpti ilgaplaukiam šuniukam plauką, tada prieinamumas geras, yra ir rezoliai antiseptiniai papurkšti. Ir aišku, balzamas naudojamas, ten kremai su visokiom, pradedant aliejais, migdolais, ten kokoso ir kitais. Jie minkština odą, maitina mineralais. Mes tokių priemonių naudojam, turim ir ypatingai mineralizuoti kremai visokie ir balzamai. Tai jie maitina odą. Ir oda sveika, gyvūnas sveikas tada. Supratau. Ar pastebite, aš kaip įsivaizduoju, jeigu neteisingai pataisykite mane, kad vasarą turėtų būti daugiau tarpupirščių problemų su tarpupirščiais, nes maudosi, būna įstringa visokios žolės, dar kažkokie svetimkūniai tarp tarpupirščių, o jau žiemą su pačiom pėdutėm nuo druskų, ar ne? Galbūt taip nepasakytume ir taip ir taip. Ir druskos ypatingai veikia gyvūnus, tai yra žiemos metu, o vasarą, tai žinot, jeigu maudosi ežeruose, sakau, tvenkiniuose, prūduose, visada gali įsidrėksti, pakliūti infekciją, supūliuoti, tai yra daugiau mechaniniai pažeidimai. Nuo šiol šuns vedžiojimas gali tapti stilingas. Elegantiškas Fantastic Dogs antkaklis ir pavadėlis yra miesto stiliaus aksesuarai, kurie puošia ir šunį, ir šeimininką. Rankų darbo, natūralios odos, su aukštos kokybės žalvario detalėmis Lietuvoje pagaminti produktai puikiai derės ir suteiks papildomo šarmo jums. Spauskite nuorodą video aprašyme ir sužinokite daugiau apie Fantastic Dogs išskirtinio stiliaus aksesuarus. O ar yra šunų veislių, kurios yra jautresnės Ar visom lygiai tiek pat yra šansų būtent pasigauti tas infekcijas?
Galbūt tokių veislių ypatingai nėra, galbūt daugiau, kur ilgaplaukiam, kur tarpuprišiai daugiau plaukų, kur nagai nekirpti, galbūt ilgesni nagučiai, tada galbūt gali daugiau susižeisti šuniukas. O kokia būtų priežiūra būtent tų pačių plaukų, kad taip neatsitiktų, ar galima juos kirpti, pešiot, vėlgi ir panašiai? Tarpuprišiuose taip, vis tiek yra tokie kaip pudeliukai ar dar kažkas tai panašaus iš tų veislių, vis tiek eina į kirpyklas, apkirpa šuniukų nagučius, tarpuprišius šiek tiek, apkirpa mašinėlę, dezinfekuoja, paplauna, tada sveikesnė. Nes galima užsikrėsti ir grybeliniam lygom, ir niežais visokiais, ir bakterijom, kurių pilna lauke ir tada jau prasideda problemos gyvūnai. Skauda kojytės ir negali vaikščioti. Tikrai ateidavo su žaizdom, baisiom ir sunkiai tada gydyti reikėdavo. Supratau, tai vadinasi, o kiek maudyti reikėtų, kad visgi būtų ta tinkama priežiūra? Iš principo daug nuomonių yra apie gyvūno maudymą, o kojas tai visada reikia iš lauko atėjus, jeigu bute gyveni, šuniukas ar lovų iššoka, kaip šitie. Taip. Tai kiekvieną kartą atėjus iš lauko, išmaudoma, šiltų vandeniu, galima naudoti specialius šampūnus, galima nenaudoti, o paskui dar patepam ir balzamų kokiu geresniu. Gal ne kasdieną, bet dažnai. Nes taip išeitų, jeigu taip žiūrint, kad kasdieną, vos ne kasdieną ir plauti, ir tepti balzamais, tai toks jau galima sakyti, kad man atrodo, aš prie veidrodžio mažiau praleisčiau negu šuniui dėmesio iš tikrųjų. Iš dalies taip, darbas didelis. Ryte, vakare, vis tiek visi iš lauko atėję žmonės tikrai plauna kojytės. Visada. Įkeliam į vonę arba dušo kabiną, išplauni, rankšluosčiu iššluostai, pasausini ir tai darant, matai, kokia būklė yra kojų būklė. Būna, kad šunis, kuriems labai užsiminėja tą visą prevenciją, higieną letenų, jie būna vieną kartą neišplauna ir iš karto susirga, nes gal kažkaip ar imuniteto neturi tos kojos, ar kaip čia yra. Taip, iš dalies yra. Per didelė priežiūra taip pat nėra reikalinga, kad ten labai įsijausti ir tada šuniukas, ar ten, pažiūrėk, apie kojas. Jeigu net ir į lauką išeina, skersvės ir susirgais. O laukia gyvenantis jis nieko nebijo. Jie yra gamtos vaikai ir manau, kad laukia ten kokie avygainiai, Azijos, Kaukazo ar ten vokiški avygainiai, jie ir neserga, gyvena voljeruose ir aptvaruose. Užsigrūdina imuninė sistema vis tiek stipresnė nei mieste gyvenančių šuniukų, kaip ir žmonių, lygiai tas pats. O dabar galvoju, jeigu patepu aš balzamų letenėlės. Taip. Ar šuo iškart gali eiti? Ar reikia laukti, kol susigers, neleisti jam kažkaip paguldyti jį, ar kaip? Ne, tai dažniausiai balzamų mes patepė ir išeinant į lauką. Prieš einant į lauką netgi, o tai nebūna taip pat aplink? Ir prieš, ir po, įvairiai. Ploto ribose labai nedaug ir tikrai nereikia dideliais sluoksniais simboliškai patepti, paminkštinti odytę. Taisyklių gal griežtų ir nėra net. Supratau. Daugiau atėjus iš lauko, be abejo, jis druskų atneša, drėgmės, nešvarumų, išmaudom ir tada galbūt patepti. Ir plonus sluoksnius gali vaikščioti, nieko tokio. Tai tiesiog simboliškai labai nedaug. Nereikia ištepti, kaip visą kojas ištepa kiti, tada visas būtas, ką balzame, taip išeina. Taip. Tai vadinasi, pagal situaciją, žodžiu, reikėtų pačiam nusistatyti ir pajausti galbūt tą šunį, kiek jo pėdos yra išdžiūvusios, taip, kiek jam to reikia. Taip, galbūt kaip išdžiūvusios, tada ir daugiau naudoti, kaip neišdžiūvusios, galbūt mažiau. Žmogus turi vertinti sveikatingumo būklę savo gyvūno, jausti jį, nes jis yra ne tik šuo, kaip dabar visur rašo, ir kompanionas, draugas ir taip toliau. Kada reikėtų kreiptis pas veterinarą? Kokius pastebėjus požymius iš augintinio? Pavyzdžiui, atėjus iš lauko, matot, kad šuniukas šlubuoja. Tada apžiūrim be abejo kojytės. Jeigu mes nieko nerandam, tai pėdutės gražios, tarpuprišiai švarūs, tai nuplauname viską ir jis toliau šlubuoja, tai galbūt, pavyzdžiui, galėjo ir atsistoti ant kokio akmenuko, ar ant duobutės, ar patempti kokius raiščius, ar
dar kažkokia trauma, tada reikėtų kreiptis pas veterinarijos gydytoją. Arba ten apžiūrėjus kojytės, matote, įpjauta, kraujuoja, arba, pavyzdžiui, ten šlapiuoja ir labai kasosi, niešti, draskosi, ypatingai kanda savo kojytės, cypia, išreiškia nepasitenkinimą šuniukas. Tada reikėtų bandyti galbūt ir pavalyti, bet jeigu para nepraeina, tikrai galima kreiptis pas gydytoją ir tikrai patyrę gydytojai tikrai nustatys ir padės ir skirs vaistus, ar ten vidiniai tabletės, gal ten trauma, gal ten koks uždegimas, tai tepalais ir skysčiais gydyti. Būtent taip reikėtų. Letenėlė įpjauta, įsisipjovė su stiklu, užlipo ant kažko automatiškai, ar būtina yra pas veterinarą kreiptis, ar galima kažkaip tai patepti, pradezinfekuoti, žinot, su kokiu vandenilio peroksidu ir tada jau kaip ir išgis, ar ne? Taip, buvo, pažiūrėjau, įbrėžimas, tai nekraujavo, žmogus pasiskambino, praplovė vandenilio peroksidu, betadinų patepė, aprišo ten koinytę uždėjo ir viskas sutvarkė, bet pilna atveju, praeitą savaitę buvo bėgo šuo, prapjovė su stiklu, letenėlės, giliai, ten gal pusę centimetro, kraujuoja, butas kraujuose, tai be abejo reikia kuo skubiau, kažkur tai turi gydytojas skubos tvarka priimti, šuniukas gal primigdomas, susiūnama, sutvarkoma. Jeigu kraujuoja, kraujai, taip, tada taip. Tada jau reikėtų kreiptis tikrai. Be abejo, tai jis savaime nepraeis. Neužgis savaime tos letenėlės. Nebent kaime, kur nors esant, taip apibintuosi, uždėsi kokio tepalo, galbūt ir be abejo praeitų. Bet gali ir supuliuoti. Gali. Greičiausiai. Laukiniam gyvūnam išsilaižo turbūt ir jiegi nesikreips niekur. Taip. Išsilaižo ir praeina, bet mes žmogus, matom, mano draugui atsitiko nelaimė, kraujuoja, aš vis tiek važiuosiu ir kreipsiuos. Nebūsiu kaip ten miškuose laukiniai, lauksiu galbūt po mėnesio, nemanau, reikėtų taip kreiptis ir padės gydytojai visada. Gerai, tai ačiū labai jums ir tuomet mes ačiū, užbaiginėsime ir iki kitų susitikimų. Jeigu jums patinka mūsų turinys, kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą ir nepraleisti ateinančių pokalbių. Iki. Iki.